Gerai. Tai ministrė, kokie pagrindinės žinios kolegos svarbiausių užsienio reikalų ministrams? Su kokia žinia? Tradicinė jau tapusi Ukrainos diskusija, tai toliau tarsimės dėl paramos kare, gynybos priemonėmis, ginkluotė. Ir taip pat 11 sankcijų paketas vis dar nepatvirtintas dėl tam tikrų trikdžių. Tai bus turbūt pagrindiniai punktai, kuriuos diskutuosim. Po ilgo laiko pirmą kartą Dmytro Kuleba nedalyvaus su mumis posėdyje, nei prisijungęs bus, nei gyvai. Tai matyti ir posėdis šiek tiek bus kitoks, mažiau aktualijų. Tačiau vienas specifinis aspektas, kurį ketinu paminėti, tai yra Baltarusijos sankcijos. Vakar buvo paminėjimas Baltarusijos politinių kalinių. Daug kas iš tikrųjų labai ir jausmingas žinutės viešumoje skleidė ir rašė, ir tai yra labai suprantama, mes lygiai taip pat. Tačiau jau daugiau kaip pusę metų mes neturime Baltarusijos sankcijų priėmimo, dėl to, kad jis yra sukabintas su derogacija, išimtimi baltarusiškam kaliniui. Ir aš manau, kad tai yra nepriimtina. Tai yra neteisinga ir jeigu mes norime parodyti, kad mums rūpi Baltarusijos opozicija, mums rūpi politiniai kaliniai, vis dėlto mes turėtume judėti su sankcijomis, o ne su sankcijų palengvinimas. Tai ką daryti, kaip įtikinti partnerius? Vienas mano būdų yra kalbėti apie tai viešai. Bet užkulisiuose darbas taip pat vyksta. Be abejonės, tai jisai vyksta visus paskutinius pusę metų, bandėm įtikinti, paaiškinti, galų gale turime ir visą faktinę informaciją apie pasaulio kalio rinką, kuri situacija parodo, kad trąšų stygiaus pasaulyje nėra. Iš tikrųjų, rinka prisitaikė, restruktūrizavosi ir tos kainos, kurios šiandien moka pirkėjai, yra netgi mažesnės negu karo pradžioje. Tai panašu, kad tiesiog yra stiprus lobistinis interesas kainas mušti dar mažiau. Ir nesvarbu, kad to kaina yra pajamos Baltarusijos režimui ir sankcijų realiai atlaisvinimas. Tai toks iš tikrųjų labai yra nesmagus momentas, didelės garbės ES nedarantis, ir aš tikiuosi, kad mes gebėsime įtikinti kolegas vis dėlto to nedaryti, priimti sankcijas ir jeigu reikia ieškoti kažkokių tai ten išeičių papildomų, skatinti kalio gamybą kitose pasaulio kraštuose, ar tai būtų Marokas, ar tai būtų Ispanija, ar tai būtų Izraelis, Kanada. Tikrai tų valstybių gaminančių kalį, kasančių jį yra tikrai netiek jau mažai. ES turi svertus, turi instrumentus, gali prie to prisidėti ir manau, kad tai būtų teisingiausias kelias į priekį. Kalbant apie 11 sankcijų paketą Rusijai, kokia stadija ir kada galima prognozuoti, ar čia savaičių reikalas, ar šį mėnesį? Tiesą sakant, prieš 2 savaitės duodavos interviu, sakiau, kad tai yra jau dienų klausimas, praėjus 2 savaitėm, dabar jau gal atsargiau. Sakyčiau, iš esmės yra suderinta daugelis klausimų, likę tai, kas atrodytų techniniai momentai. Dėl to, ar turėtų būti sukurtas atskiras valstybių sąrašas, kitaip tariant, sankcionuojamų valstybių sąrašas, ar pakanka sąrašo kompanijom, kurios būtų sankcionuojamos. Lietuva palaiko valstybių sąrašų sukūrimą, kai kurios kitos valstybės narės mano, kad tai yra perteklinis, būtų žingsnis į priekį, bet sakau, tai, kas iš pradžių atrodė kaip techninė diskusija, virto politinė ir ganėtinai stipriai užtempė visą procesą. Tikiuosi, kad gal ir po šios dienos pokalbių kažkaip judėsim priekį. O Ukrainos klausimas dėl to sąrašo blacklisto, kurios irgi yra, suprantu, diskusijų akiratyje, diskusijų centre ir kai kurios šalys, pavyzdžiui, Vengrai netvirtins paketo, kol nebus ištvirtintos jų. Taip, vis dėlto tai nėra teisinga taip daryti, dėl to, kad ES neturi tiesioginio instrumento į Ukrainą pareikalauti, kad jie tos sąrašus pakeistų ar panaikintų. Vis dėlto mano siūlymas yra tom įmonėm kreiptis tiesiai į Ukrainą, įrodyti, kad jie nėra teisingai įtraukti į tą sąrašą, jeigu jie turi tokių įrodymų, pagrysti juos ir toje diskusijoje dalyvauti tokiu būdu. Naudoti tai kaip šantažo instrumentą, man rodos, kad tai yra jau daroma kiek per dažnai. Kaip ir Lietuvos atveju, iš esmės mes esam tam tikrą prasme šantažuojami, neleidžiant priimti paketo dėl to, kad štai Lietuva nesutinka su sankcijų derogacija. Manau, kad tokios nuostatos neturėtų būti. Principo tokio derybų neturėtų būti. Taip tariant, kad turėtume atrasti kažkokį tai būdą judėti priekį, kad tie sankcijų paketai jie neužstrigtų.
gerai, ministrai, keletas lietuviškų klausimų. Labai malonu. Savaitgalį koalicijos lyderiai aptarė pirmalaikių rinkimų ir vyriausybės atsistatydinimo idėją. Ar jau sutarta, kad visi partneriai palaikys ir ar opozicija irgi palaikys? Ar pradėjote diskusijas? Turėjom galimybę pristatyti pačią idėją, kaip ją matom, kaip jinai galėtų būti įgyvendinama. Tai koalicijos partneriai, žinau, kad jie tarsis viduje, bus renkami irgi taip pat ir valdymo organai, kurie galbūt priims sprendimus, vienokius ar kitokius. Tai tikrai tai nebuvo siekio rasti dabar susitarti dėl kažkokio bendro veikimo. Gali būti, kad aš noriu, gal jo nepavyks rasti tokio viešai tvirtinto. Visiškai įsivaizduoju situaciją, kurioje kiekvienas Seimo narys pats priims sprendimą dėl savęs prieis balsavimo dienai. Kitas žingsnis, mano vertinimu, yra visų frakcijų susitelkimas Seime. Ketiname tą inicijuoti, greičiausiai kvietimas šiais jau šiandien, frakcijom rinktis ir tartis dėl kitų žingsnių. Manytume, kad pats nutarimo projektas gali būti registruotas jau pakankamai greitai, kalbama apie turbūt daugiau savaičių klausimą, o balsavimas turėtų vykti ne vėliau kaip sesijos pabaiga. Kalbantiems apie NATO vadovų susitikimą Vilniuje, noriu pabrėžti, kad NATO susitikimo metu Lietuvoje tikrai bus ne jokia laikinoji, o visa apimtimi funkcionuojanti vyriausybė ir visas Seimas, nepaisant to, kaip apsispręstų Seimas balsavimo metu. Bet kokie pakeitimai ir pokyčiai vyktų tik tai jau po NATO samito vadovams išvažiavus iš Lietuvos. Iš to, ką jūs sakėte, aš suprantu, kad nebūtinai visi konservatoriai Seime 100% palaikys. Ne, čia yra kitas klausimas. Konservatoriai turi instrumentus ir ne vieną kartą juos naudoja, kuomet mes siekiame sutelktos pozicijos. Prezidiumo posėdis, kuris įvyko, vis dėlto jisai patvirtino šią kryptį, šią nuostatą. Todėl aš manau, kad jinai turėtų tapti tam tikrą prasme ir privaloma Seimo nariam balsuojant mūsų frakcijų. Už savo frakciją galiu kalbėti, už kitus galbūt yra sunkiau, jau jie tegul patys patvirtins ir pasakys, kaip jie toliau svarsto. Ir dar vienas kolegų klausimas, kodėl visgi nuspręsta siūlyti pirmalaikius rinkimus, o tik tada vyriausybės atsistatydinimą ir ar tai kažkaip įspręs problemas savivaldoje? Aš manau, žiūrėkit, vienas klausimas, kuris apeina irgi viešojo dėmesio akį, man atrodo, kad jį reikia labai priminti, jis yra labai svarbus. Tai yra tai, kad klausimai, kurie yra keliami vyriausybės nariam, mes jų nekvestionuojam, jie turi būti keliami, turėtų būti teikiami atsakymai, kai kurių atsakymų pateikti tiesiog nėra galimybės, dėl to, kad nėra čekių ar nėra kažko, tai paaiškinti daugiau negu tiesiog pasitikint to žmogumi nėra galimybės. Bet Seimo nariai, didelė dalis Seimo narių šiandien esančių, turi lygiai tą pačią problemą. Jų yra opozicijoje, jų yra valdančioje daugumoje. Jei kas nors mano, kad tai yra vyriausybės problema, tai jie klysta. Tai yra lygiai taip pat ir Seimo problema. Paliekant tai išspręsti tik tai vyriausybei ir sakant, kad Seimas gali gyventi važinėdamas karantino metu už valstybės pinigus taip toliau, naudodamasis tomis privilegijomis, kurios išlygos, problemos nesprendžia niekaip ir mes tada darome ne iš tikrųjų tokią politinę daromą akciją, o tik tai mažytę jos dalį, tik tai tokį, kaip sakiau, ritualinius paaukojimus, kurių dabar visuomenės kraujo tokiam poreikiui patenkinti mes tą išspręstum. Jeigu norim švarintis, tada turim atsakyti visus klausimus. Ar Seimas gali gyventi, neatsakinėdamas į klausimus tos pačius, į kuriuos atsakinėja vyriausybės nariai? Jeigu gali, tada turbūt matytis turi turėti ir kitą vyriausybę, kurie atitiktų tuos keliamus reikalavimus. Jeigu Seimas nusprendžia, kad vis dėlto negali, ar ne, dėl to, kad visuomenės reikalavimai yra aukšti, pateisinti jų nėra kaip, sakykime, tie patys, pavyzdžiui, nežinau, dabar komiteto pirmininkė, etikos procedūrų komiteto pirmininkė, kuri dabar dirba, o karantino metu, kuomet Lietuva buvo uždaryta, naudojasi valstybės teikiamomis lengvatomis, reiškia, pylėsi kurą ir važinėjo. Kur važinėjo? Ar negali atsakyti, ar negali atsakyti? Aš nežinau, man būtų sudėtinga atsakyti. Tai žodžiu, tai tie klausimai, jie yra padėti ant stalo ir čia yra Seimui apsisprendimas. Tiesiog paimti veidrodį, pažiūrėti jį ir nuspręsti, ką mes toliau darom visi. Ir jeigu jūs atsakymas yra, kaip minėjau, kad Seimas vis dėlto nusprendžia, kad jis gali toliau dirbti, nes tie klausimai nėra tokie rimti, nėra tokie reikšmingi, tvarkoj, tada reikia kitų sprendimų ir kaip premjerė sakė, jinai teiktų tada jau po NATO, po Seimo atsisakymo rengti išankstinius rinkimus,
įvyksta NATO vadovų susitikimas ir tada premjerė teikia atstatydinimą. Tai ministrė 100% Premjerė. 100% vyriausybės po NATO viršūnių susitikimo dalyvauja. Premjerė tai pasakė, taip, ir aš ją palaikau. Ir ar žinot kažką apie Šiugždinienę pasakymą? Premjerė tegul komentuoja. Gerai, Gerai, ačiū, dėkui Jums. Dėkui.